Pasaulis keičiasi sparčiai. Technologijos sukėlė neapibrėžtumą dėl mūsų vaidmens, kas aš esu. Žinote, kodėl aš čia. Ir todėl pasaulyje yra daug baimės. Pasaulyje yra daug neapibrėžtumų ir daug abejonių, kurios veda prie poliarizacijos ir susiskaldimo dėl mūsų technologijų ir įrankių. Ir koks yra atsakymas į visą tai, žinote, šiais momentais? Tikėjimas. Tikėjimas yra atsakymas į baimės ir netikrumą. Kai jaučiatės pasimetę ir nežinote, kur eiti, tikėjimas yra atsakymas. Ir tai mus visus čia šiandien suvienijo. Nes mes visi tikime kažkuo daugiau nei mūsų dabartinis momentas, mūsų dabartinė realybė. Mes suprantame, kad yra planas, kad mūsų gyvenimas turi prasmę ir kad mes turime tikslą būti čia. Ir mes tiesiog turime į tai įsitraukti, tiesa? Turime pasakyti taip. Tai būti dvasiniais diplomatais, tie iš mūsų, kurie yra taip palaiminti ir paskirti būti pozicijoje, bendrauti su pasaulio lyderiais ir kalbėti, naudoti tuos ryšius ir mūsų balsus, kad padarytume tą poveikį pasauliui.